Atsižvelgdami į mūsų skaitytojų pageidavimus, Punskas per portale bus Vaikas nuo vaiko sveikatos kertelė. Kalbėsime su įvairiais gydytojais, farmaceutais, medicinos seselėmis. Šiandien kalbame su žinomu gydytoju, medicinos daktaru, gastrologu Petru Zimnicku. Labą dieną. Labą dieną. Pasakyk, kaip tau atrodo, kiek žmogaus fizinė ir dvasinė būklė priklauso nuo to, ką jis kasdien valgo? Labai gerai. Pradėsiu būtent nuo rodos lotynų priežodžio, kuris sako taip. Pasakyk, ką valgai, o pasakysi, kuo esi. Aišku, 10 minučių yra trumpoka, kad apsvarstyti visą mitybos problemą, kai tik tai girdėjau radijos laidą, kur buvo pasakyta, kad per 10 minučių galima 3 kartus sumeluoti. Pasistengim nesumeluoti nei vieną kartą. Įmanoma šiais laikais sveikai maitintis. Kas tai yra sveika mityba? Būtent labai gerai, kad pavartojai šitą žodį šitais laikais. Kokie yra šitie laikai? Kada mes abudu redagavom tokį mano lankstinuką apie mitybą, tai ten pradėjau, kad 20 amžius, nes tai buvo darotas 20 amžiui, tai visų pirma skubėjimo amžius ir pertekliaus amžius. Ir būtent šitie du faktoriai lyg tai tiesiog sąlygoja, kad dieta kaip gydymo būdas yra daugeliu neprieinamas. Ir tai būtent neprieinamas dėl to, kad mes skubam ir šitą būtiniausią pagal mane žmoniškumo atributą kaip dieta, maitinimąsi, atstumėm kažkur labai toli. O kita būtent tas maisto perteklius tiesiog sąlygoja tai, kad taip kaip vėl kitoj sentencijoje yra pasakyta, aš kalbėtų su savo skilviu, betgi jis ausų neturi. Ir mes savo pojūčiuose prarandam ir savo racionalų elgesį. Lyg tai atiduodam pojūčiam ir lyg tai tas mūsų protas ir tas sveikas galvojimas kažkur vėl nutolsta. Kartais, kai pagalvoji, kad mūsų gyvenimą, viską, ką mes valgom, maistą, visą mūsų supa chemija. Ir nuo jos tiesiog neįmanoma pabėgti. Kaip tik tai esam labai gražioje aplinkoje, Šaltėnuose, Punsko parapijoje. Ir čia reikia akcentuoti tai, kad būtent šito krašto žmonės gali užtikrinti savo labai sveiką maistą. Maistas yra tuo sveikesnis, kuo jis arčiau šaltinio. Reikia tai suprasti per taip, kad vienu žodžiu, kur gyvenam, čia ir maistą auginkim ir dar geriau būtų, kad mes patys jį pagamintum. Ir kaip konservavimo būdas, prisiminkim, kaip tai daro mūsų močiutės, jos arba raugindavo, arba sūdydavo, paskui išmirkydavo. Aišku, būdavo ir rūkymas, bet tas rūkymas vėlgi buvo parinktų medžių. Ir tai buvo tikrai labai didelis psichologinis komfortas, kadangi mes patys žinojom, ką mes valgom ir kaip tas maistas yra pagamintas. Dabar, aišku, to komforto mes neturim. Per tą skubėjimą mes perkam daugiausia paruoštus jau produktus, įdedam į mikrobangę, krosnelę ir iš karto turim paruoštą jau 3 duočių patiekalą.
tas jokių būdų sveikatai netarnauja. Prisimenu vėlgi, kad kažkas buvo praktikavęs, šunelį šėrė 3 savaitės mikrobanginiu maistu ir tas šunelis to maisto atsisakė visiems laikam. Jis neišlaikė šito. Vėlgi buvo filmas sukurtas apie McDonald's maisto ir baigėsi tas filmas didžiausių košmarų. Tas žmogus, rodos, niekada neatgavo sveikatos maitindamasis tokiu maistu. Akcentuokim tai, maistą gaminkime patys ir būtų dar geriau, kad mes jį patys taip pat išaugintų. Suprantu, kad nepaprastai sudėtinga yra tai padaryti, kadangi, kaip ir kalbėjom, tai yra skubėjimo amžius. Žmonės neturi laiko, neturi sąlygų net kartais patys gamintis. Bet kadangi turim pirkti viską, ką padaryti, kad tas mūsų pirktinis valgis, kad ko nuo mažiausiai patys savo pakenktume. Vengiam importuotų produktų, kadangi pradedant nuo vaisių ir daržovių, importuojami yra nepakankamai išnokinti vaisiai ar daržovės. Jos kartais yra net konservuojamos labai įžūlių būdų, būtent cezų ir kitais spinduliavimo būdais. Taip, kad tokio importuoto maisto tikrai venkim, kadangi jis viena, kad ne tik praranda savo maistinės savybės, kita gali tikrai mums pakenkti. Aiškus dalykas, būtų gerai, kad žiemos metu ribotumės tik tai šaldytų maisto. Tas šaldymas kaip konservavimo būdas yra prieinamas, jeigu tikrai laikomasi šitų sąlygų, tai tas maistas jis nedenatūruojasi tiesiog per šaldymo būdą. O visą kitą stenkimės pirkti produktus, košes. Jeigu mėsą, tai vėlgi tą mėsą, gabalą mėsos pirkim. Ir iš to gabalo mėsos parsinešę tą gabalą mėsos padarykim iš jo patiekalą. Šiandien jį suvalgykim. Ir venkim taip pat visokių prieskonių, kur yra labai daug, ypač aspartano, kuris dabar kaip tik tai yra tokias smegenų diena buvo neseniai. Pasirodo, kad tie aspartanai, kurie yra ir akrilamid, būtent šitos 2 substancijos, kurios naudojamas pakuoti, naudojamas konservavimui, būtent jos labai stipriai veikia į mūsų smegenų degeneraciją. Vienu žodžiu, venkim maisto konservuoto, pralaikyto, atvežto ir gerai atrodančio, gražiai atrodančio, bet ne dėl pačio natūralaus maisto, tik tai dėl pridėtų visų kitų ten cheminių substancijų.